Šiandien papasakosim, kaip veikia šiuolaikinis šeimos ūkis. Pagrindinis fermos tikslas – kuo karvėms daugiau komforto, tuo kokybiškesnis pienas. Anot tyrimų, karvė kasdien turi ilsėti 16 valandų. Todėl sumontuoti kokybiški čiužiniai, ne ką prastesnį nei namie miegam ir netgi pagalvės. Karvių komfortui sumontuotas masažuoklis šepetys. Vėdinimui sumontuoti galingi ventiliatoriai, kurie gyvūnams užtikrina komfortiškas sąlygas. Kiekviena karvė turi antkaklį, kuris stebi gyvūno sveikatą ir reguliuoja melžimo intervalus. Fermoje šėrimo ir melžimo procesas visiškai automatizuotas, naudojant SV technikos sumontuotus vokiečių gamintojo GE robotus. Tad 150 karvių ūkį prižiūri 2 žmonės. Kosmosas. Pašarų ruošos darbams labai tinka naujausias Steyr modelis Mažylis Plus. Erdvėje kabinoje itin geras matomumas krovos užduotims. Priekinis tiltas sustiprintas, tad su frontaliniu krautuvu atlaiko didesnį apkrovą. Jeigu reikia didesnės kėlimo galios arba aukščio, galima naudoti teleskopinį krautuvą New Holland. Kėlimo aukštis 7 metrai, krovinio svoris virš 4 tonų. Padidintam manevringumui visi 4 ratai vairuojami.